Sveikins, Gusimis vėl Žodas ir šiandien aš filmuosiu trečią dalį senam Minecraft'e. Tai dabar baigėsi naktis, tai aš turiu visą dieną tam, kad pasidaryti savo meškerę, nes man Mr. Modžingas davė užduotį, kad reikia pasidaryti meškerę, o meškerei reikia siūlų, vėl reikia siūlų, o kad gauti siūlus reikia varų, tai reikia laukti nakties. Tai aš dabar tikriausiai eisiu pataužyti mobus. Prisiminiau, kad iš abiejų nekrenta maistas. Kiaušinis. Mest. Tik čia kiaulytė, iš kurios nieko neiškrito. Čia tik iš kiaulių gali iškrist kažkas, nes iš vištų krenta plunksnos, iš karvių krenta oda, o iš avių krenta tik vilna. Kažkas nematau jokių mobų ir tai yra labai blogai. Tai yra, man reikia ypač kiaulių, nes... Ai! Palaukit, aš turiu maisto, kam aš ėjau tada iš vis? Ką? Atėjo kryperį. Čia kryperis pasirodo. Kryperį. Sprok. Ačiū tiesa, kad nieko negero nepadarei. Ir viskas, aš grįžtu namo. Nu ką, grįžom namo ir mes galim dabar iškepti visą šitą mėsą, kurią aš turiu. Ir aš dar jos dar turiu, tai žodžiu, mes turime mėsos, tai aš manau, kad kardų mes irgi turim. Tiesa, aš pasidarysiu dar 2 kardus, kad jų nesibaigtų, nes paskui aš ten kovosiu ir baigėsi kardai ir aš vėl mirsiu ir tada bus labai blogai, tai pasidarom kardus 2. Viskas pasidarėm 2 kardus. Ir aš manau, kad dabar, kol dar nėra nakties, eisim tiesiog pasikasinėti šachtą, ieškoti šachtų. Bet prieš tai mums reikia pasidaryti pikeksų, tai man vėl reikia pagaliukų, kur aš turiu. Ir padarysim dar pikeksą vieną. Viskas. Gerai, einam dabar į šachtą. Greit jungiu, aš girdžiu zombius, tai gali būti, kad čia kažkur tai yra šachta. Gali būti, nes aš labai girdžiu zombį, bet aš nežinau, ar jis yra žemiau, ar jis yra kažkur kitur. Kažkur čia. Bet man sulūžo pikeksas, teks grįžti atgal. Ką, aš grįžau, pasidariau pikeksus 3 ir jūs norite pasakyti, kad aš netyčia pasidariau šitą šūdą, taip, kuris daro derbį. Geras. Nu nieko, vis tiek aš turiu 2 pikeksus, bet aš nesuprantu, iš kokios pusės čia yra zombių garsai. Nu žodžiu, jeigu ką, aš atsiminsiu šitą vietą, dabar tiesiog kasamės žemyn. Radau redstone, bet aš nežinau, ar jisai mums kažko reikalingas ir plius akmeninių pikeksų išgrėti negalime, tai kasamės kažkaip tai toliau. Ir aš girdžiu skeletą, čia kažkur tikrai yra šachtas. Aš girdžiu vandenį, liko mums vienas pikeksas. Nu ką, gera naujiena, aš įsikysiu iki bedroko, tai nežinau, ką daryti. Grįžtam gal čia. Bet aš nežinau, kur, va čia kažkur tai yra šachta. Grįžtam prie tos vietos. Ir tiesa, gal yra naktis, tai aš grįžtu gal. Ir jau pradėjo tempt kaip tiksliai. Gerai, tai medinį kardą mes pasidam čia, vieną čia. Dabar įsikepam dar mėsytės. Ir eisim kovot, mes įsikepėm mėsytės ir dar vieną mėsytę ir eisim kovoti prieš varus, tam, kad gauti siūlų, o mums reikia 2 siūlų, man atrodo, tai bandysim juos gauti. Aš esu pasiruošęs, pasiemam mėsą, įdedam keptą mėsą ir einam į viršų. Nu ką, mums reikia 2 varų, dabar pradėjo tamsėti, va jau atsiranda zombiai. Ir kol kas viskas. Karvės, kiaulės, žodžiu visi, bet ne vorai, kaip sakoma.
Gerai, vėl einam į tą vietą, kur mes radom milijardą varų, nu ne milijardo, 3 varus. Ir mane čia 2 kartus nužudė, nu žodžiu, čia labai gera vieta. Nes mane aišku 2 kartus nužudė, čia tik dėl to. Tai va, ir čia dabar ieškam varų, taip. Gerai, kol kas nieko nematau, kol kas nieko nėra. Ten zombių. Kiek ten 5 zombiai, nu jo, daugokai, oi ne, čia nenorėjau kas. Bet gal čia atsirado varų. Ir mes antrą seriją iš eilės bandom rasti varus. Bet kažkaip atsiranda dabar tik zombiai, varų iš vis nėra ir, matau skeletą. Viskas, daugiau nėra nieko. Yra žinoma zombį, zombis, dar zombį ir iš tas iškrito nieko. Man atrodo, ne, ten nebarasim karvę, ten čia kiaulė. Kam tu šis reikalinga? Mėsai, tu reikalinga, esi mūsų žodžius, tu labai esi reikalinga mėsai. Gerai, taip. Ten karvės, o kur vorai? Man reikia tik vorų, vorai. Grįžtam atgal ir ieškom vorų. Labas dienas, zombi. Rider, jo. Dabar mane čia papuls. Mane puls zombi. Jau pavalgom. Ir pažinome kitą kartą. Ir dar splunksna iškrenta iš tavęs, kaip logiška. Varas. Nesprok, varas. Dar kryperis nesprok. Aha, stop, ramiai. Aha, ramiai. Varas sprogo? Jo, varas sprogo ir iškrito siūlas. Jei, siūlas. 2 siūlus jau turiu. Palatai, mums tiek užtenka. Tai ką, man 2 siūlai iškrito? Palaukit, aš to nueisiu pabandyti. Paieškot, pažiūrėsim, ar man užteks. Palatai, gerai, paėmam 3 pagaliukus. 3 čia ir 2 siūlus, taip. Viskas meškerė. Nu ką, mes meškerė ir... Ką? Mes nuo versijų? Jo. Mes skambinamės pirmožink. Ane? Labas, Dovydai. Šį kartą tau greitai pavyko perėti naują versiją. Ir aš nusprendžiu, kad tai ne tokia sunkia. Tau reikės tiesiog pagauti pirmąją žuvį Minecraft. Sėkmės. Supratau. Gerai. Man skambino Mr. Mojang ir sakė, kad mūsų kita užduotis yra pagauti žuvį su šitą meškerę. Tai jau diena. Ir einam daryti viską. Oi. Gerai, einam taip. Gerai, einam į šitą vandens prūdą, metam meškerę ir aš nežinau, kaip tai turi veikt, bet kažkaip tai turi veikt. Gaudykis žuvytę, maža ir didelė, gaudykis, Aš norėjau metas bėgti atgal. Nu jo, bet ko aš nelaukau, kad kryperis už mano nugaris, o paims ir sprogs. Nu va, mes ir atbėgom. Va, čia tai buvo dubytė. Gerai, pasiėmėm visus daiktus ir vėsiu, kur meškerė? Meškerė, kur meškerė, mano meškerėtė? Kur meškerė? Va, meškerė, gerai, viskas, bet čia dar yra pagaliukai. Šitie kardas, kurį reikia paimti. Ir mano puikiausias. Gerai, taip, oi, išstrigau. O gal užlipsim ant šito ir žvėjosim, kad būtų saugiau. Gerai, paimam meškerę. Ir bandom antrą kartą. Tarkim, nieko čia nebuvo. Aš nežinau, kaip tai turi veikti, bet po kai kurio laiko turi kažkas įvykti ir žuvis turi būti. Opa, žuvis. Ką, viskas? Yra žuvis? Skambina? Alio? Labas. Aš aišku žinau, kad tu pagausi greitai, bet kad ant tiek greitai,
Nu gerai, žodžiu, kita užduotis bus pasodinti javus, tai sėkmės tai padaryti. Supratau. Skambino vėl Mr. Mojang, antrą kartą per video, tai yra pirmas dalykas mūsų video, kad čia kažkas ypatingo. Ir jis sakė, kad mums reikės užauginti kviečius. Tai pamatysim, kad bus. Bet tai mes darysim kitam video, tai dėkit laikus ir prenumeruokit mane, nes 75% žmonių, kurie mane žiūri, neprenumeruoja. Tai paspauskite mygtuką prenumeruoti po video. Nu ir ką, viso gero.